Treneri, sunkios rungtynės, bet ko gero ši dvikova parodė, kad ši serija gali būti laimima tik per kovą, fiziškumą, per kontaktą, ne per grožį ar kažkokį laisvumą. Kaip ir sakyčiau, visos atkrintamųjų serijos. Pralaimėjom kamuolius, tikrai turbūt, nežinau, reiktų pasižiūrėti tos skaičius visą sezoną, bet turbūt tokių skaičių nėra buvę. Aišku, prisidėjo prie to ir pataikymas, bet manau ir mūsų tas, kaip ir minėjot, kontakto ir energijos stygius. Prieš rungtynes duotame savo komandai komentare minėjo tas banales frazes, kontaktą, kad išstumt varžovus iš pozicijų. Kartais atrodo pavyko, bet kartais varžovai atrodo rasdavo tų tokių visai neblogų atkarpų savo. Taip, tai turim tiesiog tą intensyvumą ir kontaktą išlaikyti didesnę laiko dalį, negu tai darėm šiandien. Ir tikėkime, tas atneš rezultatą ir tuo pačiu pasitikėjimą savimi. Nenoriu, kad šitos rungtynės numuštų tą mūsų viso sezono darbą, mūsų viso sezono emociją. Tai kai ir laimėjai geros nuotaikos į sekančias rungtynės, kai pralaimi irgi toliau ruošiesi sekančiam rungtynėm, serija iki 3 pergalių, tai važiuosim į Klaipėdą kovoti. Nesijaučiat, kad kartais lyg jausmas būtų, lyg kovotumėt prieš tą Slibiną, kur nukerti galvą, bet naujai išaugo. Tai Žilius eina, duoda gerą atkarpą, tai Džiugas Remeikis sumeta 3 švarius tritaškius, Šarakauskas eina antroji pusėje Mačiausko atkarpo, galiausiai Jonkus užsidaro, išvardinau, kiek čia skirtingų žaidėjų ir visi jie kažką davė skirtingose atkarpose. Taip, tai tas serijoje, manau, labai svarbu visų žaidėjų indėlis. Jie tą rodo visas tas serijas, ten tiek Žilius uždarė rungtynės serijoje su Vyčiu, turėjo Šarakauskas vienas labai geras rungtynės, tai čia kaip ir nieko naujo nenutiko, bet sakau, svarbu mums patiems žiūrėti savo klaidas, dar pagerinti tą žaidimą, dar susikurti geresnės situacijas ir tikimės, kad tą padarys. Atrodo gerai pradėjot rungtynės ir tas startinis jauduliukas lyg ir turėjo nueiti, bet po to ir Ieškaus buvo greitoje atakoje netaiklus metimas iš po krepšio Sederevičius, kai užatakavo Jonkų, nepataikė iš po krepšio Jucikas, kelis kartus neužsibaigė. Atrodo tokios paprastos situacijos, kur galėjo būti 6-8 taškai, kas galėjo ir pergalę atnešti. Faktas, kad tie epizodai labai sunkus psichologiškai, bet, sakau, turi eiti į sekančią ataką, pasisekė, nepasisekė, apie tai visas tas krepšinis. Jeigu tavo viena prasta ataka nulėmė tavo likusias 3 minutės, tai yra blogai, tai tikimės, kad ir net ir po sunkių epizodų ar sunkių rungtynių atsigausim ir lipsim į viršų. Jūs kaip treneris irgi dar labai jaunas esat, bet jau ir to dėmesio atsiranda, nes vis tiek laimėjot ir taurę šį sezoną, dabar ir finale esat, bet kiek jums pačiam tai irgi tokios pamokos ir žaidžiant prieš tokius varžovus, prieš tokius trenerius ir tuo pačiu iš savo labiau patyrusių žaidėjų? Tai visą sezoną tos pamokos, aš neišskirčiau čia nei ar finalo, ar atkrintamųjų, ar reguliaraus. Kiekvienas rungtynės mokais, kiekvienas rungtynės tobulėjai, tai nieks nesikeis ir dabar analizuosiu, žiūrėsiu tiek savo klaidas ir stengsiuos maksimaliai padėti komandai ir patobulėti pats. Ačiū. Dėkui.